čia sustoji turkas? Mokytojau, betgi šalta, gal kitą dieną pabando. Kokią kitą dieną? Bėgam, davai, greičiau, turėjai 3 mėnesius skaityti, ką čia dabar? Tik dabar atėjai. Bėgam, apokas, šalta, matai maniu? Greičiau. Aš kai jaunas buvau, dar netiek nubėgdavau ir ne per tokį orą. Oi, tas jaunimas šiais laikais. Tingi bėgiot, atsiskaityt, pamokas nevaikšto. Aš tai irgi ne, kaip visada. Jūs tu pasidėm trečiais. Ai, aš trečiais. Moku. Aš galvojau 11 mokiau. Aš tai irgi esu bygęs, tai mus 3 kaip 3. Žodžiu, gerai. Viešimai, bus tam kontra. Ai, ką tik moku. Tai man nebuvo. Ai, tai. Kokį kaimą aš čia patekau. Taip, vaikai, kaip ir vakar sakiau, šiandien turėsime išnagrinėti labai svarbų literatūrinį kūrinį, tad užsirašykite. Labą dieną, mokytoja! Labą dieną! Aš atėjau, kad priminčiau, jog rytoj rašėt istorijos kontrolinį. Mokytoja, ne, kitą savaitę. Dokumentas gana lengvas, testas kiek sunkesnis. Ai, čia tau, Naglė. Labą dieną, vaikai. Užsirašykite, prašau, šios dienos temą. Romualdas Granauskas, gyvenimas po klevu. Aš jo neturiu sąrašą. Kažko neveikia vėl tas pultelis, aš nesu. Gal paimsiu. Tuoj įjungsiu. Nu, kaip čia su? Kur čia reikia jungti, aš nesuprantu. Gerai, mokiniai. Ši pamoka bus apie lytiškumą ir apvaisinimą. Tiesa, kas pakelkite rankas, kas laikote egzaminą. Oje! 12 mokinių iš vienos klasės laiko egzaminą. O tai ką daryt, laikyti, kažką reikia? Kas ten burba gale? Klausyk, tu sportininkė, jeigu sakai kažką, tai sakyk aiškiai. Oi, nu kaip pasimokysi, Mira, to laiko. Nu kada tu pasimokysi? Dabar reikia mokytis. Tarp kitko, rekomenduoju pas save 12-okam, rekomenduoju ir jum. Dabar Kamelijos vaistinėse kaip tik 20% nuolaida Memoril Forte. Labai gerai padeda. Reklamų čia nežarstau, nieko, bet tiesiog prisiminkit. Tuoj, gal aš ne ten jungiu? Labai atsiprašau. Viso gero! Viso gero? Viso gero! Taigi, kaip ir sakiau, šis kūrinys yra labai svarbus, tad kuo greičiau pradėsime jį nagrinėti, tuo bus geriau. Greta, matai, kaip pas tave ant raidžių. Kada pradėsi pamokas, Nagli, ką? Nu, man jį per kūnas, aš nesuprantu. O apskritai ne. Užsirašykite. Aš neturiu sąrašą. Man nerūpi. Manutė, dar nepasakiau, kad draugės gimtadienis trečiadienį. Tai jūs, kas turit Facebook'e drauguose, pasveikinkit, gerai? Galima pasikviesti. Stalių pakviesim į jungtį. Aš pati. Taigi, pamokos apibendrinimas. Greta, kas yra spermatozoidas?
Tai vyro lytinė ląstelė? Matyt. Pažįsti? Labas, Ievute. Aš norėčiau paklausti, gal galėtumėte man pateisinti pamoką šią mėnesį? Gerai, kiek praleidai? 40, žinokit, šį mėnesį. Aišku, nu, bet gerai. Ir dar auklėje gal galėtumėte šiandien 2 paskutinės pateisinti? Jūs turite kitų reikalų, taip aš Taip. Bet tai šaunuolė, mokotės, viskas čia gerai. Nu gerai, pateisins. Šaunuolė, tu Gerai. mokysi. Dėkui, viso gero. Atėjo. Nu, kad ir šiandien, tu nepyksti, ne, kad aš turiu pasiskolinti, bet aš tau gražiai. Nieko tokio, tu tik skonkis. Negaliu pabūti taip normaliai va ilgai, va kabinete smirda, tie rūkaliai, ten rūko pro tais langais, aš nesuprantu. Nu, tai ką padarysi? Aš tai nežinau, manau, kad čia viskas kaltas tas vėlavimas. Vaikai vėluoja į mano pamokas, nu, jau atsibodo, o rašo visiškas nesąmonės. Dėl to nieko ir nemoka, nes vėluoja. Patikėk. O kaip dėl to kuro, gal irgi galėtum? Nieko, nu, koks skirtumas, aš susipildu. Tu žinok, tuoj aš tau parodysiu. Nu, neįsivaizduoju, kaip manoma tokią nesąmonę parašyti. Jau ten logiškai. Ir faktinių klaidų, ir logiškų ten iš vis nesuprasi. O ne! Buvau susidėjus pagal eiliškumą. Ir pažymius, ir dabar viską rankiot. O Dievo, nu nebėpla, tu ką tu padarėjai? Kaip dabar viską sudėt pagalėjai? Nežinau, vėl reikės valandą kraustyt viską. Tai va, matai, va šičia. Visiška nesąmonė, aš negaliu. Arba va dar kažkur tais irgi buvo. Jo, nu čia va. Ko čia tupit pempės? Kiaušinius perit? Šeimantos nematėt? Ką, visi klasėje? Taip. Matei naujas vaikas mašiną? Venskų vienetas, O, o visi kiti klasėje yra. Tai gerai. Šiandieną žiūrėsim filmą Aš kur čia esu negirdi. Psichologinis filmas, jums reikės žinoma parašyti analizę. Tai šiek tiek saulė šviečia, turbūt nelabai matysit, tai aš jums atsuksiu monitorių. Matysit visi? Gal ant knygų nesu. Sunkus kontrolinis? I remember the song. Pretty woman, walking down the street, pretty woman. Taigi, dabar įsivaizduokit viduramžių miestą. Gyvenat sau ramiai ir ateina staiga daug žmonių save kankinančių, daužančių su bizūnais. Ir kaip tai paveikia paprasto žmogaus psichiką. Ir baisiausia tai, kad su flagelantais išeidavo daugybė žmonių. Kur? Išpirk savo šeimos nuodėmių. Bless you. Ten skaudu. Daktarė geografija. Mums reikia jūsų pagalbos.
Kas yra? Greitai šią smirdą kabinetas negalim išvedinti. Iš čia rūkalį į smirdą kabinetas negaliu išvedinti. Rašta darosi. Is that all you got? I'll take your best shot. Is that all you got? I'll take your best shot. Is that all you got? I'll take your best shot. Is that all you got? I'll take your best shot. Is that all you got? I'll take your best shot. I'll take your best shot. I'll take your best shot. Sakyk, kad dabar pradėjo. 3. Ko čia tūpit pempės? Pamiršau vėl.